nemeluosiu, šiandien planas buvo filmuoti paprastą dienos vlogą, bet dėja vakar išgirstos naujienos pakeitė mano ateinančių dienų planus ir dėl to susitinkam video, kur, manau, iš pavadinimo galite suprasti, kad kraustausi. Vakar gavau skambutį, kol dirbau, kad turiu išsikraustyti iš savo barako, nes mečiau mokslus. Turiu 2 dienas, šiandien yra šeštadienis, pirmadienį, tiksliau rytoj vakare, sekmadienį jau turiu palikti šituos savo pirmuosius namus. Vakar tikrai liūdnai sureagavau dėl to, kad aš iš Panevėžio esu ir Vilnius nėra mano gimtasis miestas, tai teko sukt galvą, kur čia likti taip toliau, bet tiesiog gyvenimas visada parodo draugus ir aš turiu nuostabius draugus ir labai dėkoju visatai už savo draugus. Tai pagyvensiu pas draugę kol kas. 2 dienos tikrai mažokai, nes šiandien dar ir darbe buvau, tai visai jau tokia pavargus jaučiuosi. Darbe šeštadienis, tai Akropolė nežmoniškai daug žmonių išpardavimai. Bet nuo ryto atidirbau, tai užtat 5 baigiau darbus. Tai dabar jau apie 6, laukiu dar draugė atvažiuos ir pradėsim pakuoti šituos namus. O kad užtektų energijos, nes jau dabar aš mėguistu iš tikrųjų, nes kelius pakankamai anksti, prasidarysiu kultą. Šaldytuvo, labai gut skonis. Cheers. Žodžiu, kambarys visiškai dar nesupakuotas, nes ką tik grįžau. Tai tokios zonos yra. Šita zona bus mažiausiai šiandien liečiama ir rūpima. Tai yra kaip virtuvėlės mano zona, tai šaldytuvas, maistas ir indai. Tai tiesiog paliksiu, galbūt rytoj tėvai mano atvažiuos padėti man kraustytis. Tai kol aš darbe būsiu, jie galės apsimti šitą vietą, jeigu aš dar nebūsiu sukrovus. Bet aišku, stengsiuos viską susipakuoti. Viską reiks nuo sienų nusiimti, žinoma. Visus augalus rytoj išvešim su draugė į jos sodą. Tai labai gaila, teks šiek tiek atsisveikinti su savo augalais, tai labai pasirksiu iš jų, nes mano baby čia. Bet nieko, jis bus pasirūpinta ir kol kas jie pagyvens be manęs. Čia nėra labai daug kažko rausti, tiesiog lentynėlė į knygą susidėti, kvepalai atsirūšiuoti ir ten papuošalai taip toliau. Tai čia mažiausiai toksai, tiesiog į dėžę sudėsim ir viską. Čia yra dėžės iš darbo, gavau dėžių, tai jas reiks tiesiog susiklijuoti ir turėsiu dėžės, tai labai gerai, nereiks pirkti ir ieškoti. Čia yra šiaip nemažai daiktų, nes čia yra mano makiažo staliukas. Tai čia yra tik tai main dalykai, ką kiekvieną dieną naudoju. O šitas visas yra pilnas, tai stalčius makiažo, o ten visokie irgi kūno priežiūros dalykai. Ir tada yra spinta 2 dalių. Šita spintos dalis yra mano vien rūbai, batai. Šita spintos dalis yra maistas ir nagų priemonės, žodžiu, toks kaip sandėliukas. Čia palova yra daug daiktų ten. Realiai pilna lova, tiesiog per visą ilgį yra vien daiktai. Tai veiklos tikrai nemažai, tikrai nemažai, bet kaip nors, manau, pasidarysim. I've got tired eyes, a black sky, making its home under my flashlight. You keep on crying, babe, I don't mind. I'll keep on staring at the clock, trying to pass time in my life. It flies by faster than you could say I love you goodbye. It's almost over, you say with a sigh. Well, our lives be better when we make it to the other side. We spend our time thinking about what we'll be doing. Walk quiet streets, not afraid of the sounds. Nothing better. Atvažiavo mano pagalba. Niekur dar nepajudėjau beveik. Sneki rūbai. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Fast when you do what you want. Ok, jau 7:30, nėra kad labai daug pasidarėm, bet trunka laiko viskas. Tai makiažo staliuką jau
Nu, ta prasme, stalčius jau tuščias, labai daug ką išmečiau. Daug ką išmečiau, daug ką draugė atiduodu. Ir čia, vat, kas liko iš makiažo. Ir skincare, tai eis į dėžę, tada kanceliarija. Nu, tokios tipo knygos, kanceliarija yra sukrauta. Ir judam po biškį, dabar dar susidėsiu visus kūno priežiūros ir plaukų priežiūros. Ok, gal neatrodo labai gerai, bet čia tuščia, ten tuščia tik tai. Ir draugė apsišopinam. Grinai, draugė apšopinta, čia šiukšlių maišas, ten didelis šiukšlių maišas, ten rūbai mesti. Šaldytuvas realiai tuščias, 3 dėžės yra sukrautos. Dabar daromas pertraukėlė, nes jau, man atrodo, beveik 10 ir jau norisi valgyti. Ir tiesiog nelabai aš jau noriu kažką gamintis ir purvintis. Ok, 11. Anyways, tai žodžiu, varomės Maksimą kažko greit valgyti pasimti, nes norisi. Ir tokia kaip ir pertraukėlė bus ir tada pratesim tvarkymusius. Aš bent jau pratesiu. Paskutinis kartas šitoj virtuvėj baisioj, bet veikiančioj. Kodėl? Va čia gamintis valgyti reikia. Va čia. Ei, žiūrėk, tie vėl nusimanęs tavo. Čia, žinau, dar švaru. Čia švaru dar. You have this little mini movie in your mind about how that perfect My new bitch look like Halle Berry, but she don't love me, she's too scary. My old bitch front like Jackie Brown. I wanna love her, she too down. Nu, va, 3 dėžės pilnai užpekintos. Čia šita. Rytoj čia tėvai padės. Jo, čia šitoj rengsis. Čia tėvai padės susikrauti, jau šiandien nebedarys, nes jau pirma beveik. Čia lagaminas, tiesiog, ką man savaitį reikės, tai jis irgi pustuštis dar, nes dar patalynės, su kuria nagosiu. Ir šiaip viskas, viskas tuščia. Realiai, jeigu dar nereiktų ir to į darbą, tai iš viso, tipo, laisvai šiandien viską pasibaigčiau. Tokios tokelės liūdnoka biški. Bet nauja pradžia, kaip sakant. In the meantime, get some me time. I don't know. Only been a few hours, but it feel like days. Only been days, but it feel like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast. Labas rytelis. Fone sukrautos dėžės. Dar susikrovau nagų lakus ir porą dar daiktų. Paskutinis rytas ruošiantis į darbą šituose namuose. Šiek tiek gal liūdnoka. Toks tiesiog jausmas keistas. Bet kaip sakant, kai vienas duris užsidaro, atsidaro kitos. Laukiu, kol atsidarys tos kitos duris ir jo. Tai susiruošiu, nes neturiu išeiginės šiam dienom. Tai tenka taip naktim pakuotis, o dieną eiti į darbus, tai šiandien dirbu nuo 11 iki 7 ir turėtų tėvai atvažiuoti, tiksliau mama su broliu turėtų atvažiuoti ir viskas yra sutvarkyta išskyrus maistą, ta prasme indus, tiesiog tą virtuvėlę, tipo, man patinka vakar mano pakavimuose dalykai, tai nepasilikau jokios priemonės laukam, tai šiandien irgi kodukas tiesiog surištas, bet blogiau yra, kad turiu birių produktų ir nepasilikau nei vieną šepetėlę. Jie visi yra va šito dėžiai užpakuoti.
Protinga, Gabrielė, protinga. Kaip tu žadi dažytis? Šiandien jau vakarą, kadangi nakvosiu pas draugę, tai skolins, manau, bet vis tiek. Gabrielė. Šitą išsivešiu, augalai vakare bus išjausti. Viską susidėjau jau, patalinė irgi čia bus išvežta. Čia išmesti rūbam. Dėžės dar šitą neužpakuota dėl patalinės ir dėl šito. Tai va čia vienintelis kampas, kuris nėra sutvarkytas, o daugiau viskas sutvarkyta ir varau į darbą. Jau po darbo grįžau namo, sėdžiu, baigiau tvarkytis. Paskutinį kartą sėdžiu ir žiūriu YouTube, laukiu, kol draugė atlaisvins ir šitos augalus išvešim ir viskas. Simsiu visus daiktus. Paskutinės valandos ar minutės, nežinau, šitam kambarį šiaip liūdna, biški nostalgija tokia. Ir prisiminimai gaišta, tai fainai čia buvo visai, taip jauku. Jaukiai, ta prasme, buvau pasidarius ir fainai, kad turėjau galimybę pagyventi bendrabutį ir turėti tokią experience. Jau dėžių nieko nebeliko. Ten lagaminas, kurį pas draugę pasimsiu. Čia kuprinė irgi, kur pasimsiu pas draugę. Čia maisto kažkiek valgysim. Ir čia yra vienintelė dėžė, kurios netilpo, žodžiu, išvežti, tai ją išvešim šiek tiek vėliau ir viskas. Šitas kambarys yra tuščias pilnai. O tai viskas. Paskutinis kartas čia. Paskutinis daiktas įsinešam. Tarą, tiksliau. Augalų nebėra. Kambariukas va. Patricija. Kaip atėjom pirmą kartą, taip išeinom dviese vėl kartu. That's all. That's it. That's it. Važiuojam klausytis dabar kitur. Turėsiu savaitę laiko kambariukę. Gal ir bus koks blogas. Arba bus taip smagu, kad jo nebebus, arba bus taip smagu, kad bus. Na, aišku. Jeigu netingėsiu. Būtų daugiau peržiūro. Būtų gal daugiau ir video biškinų. Jo, dabar čia dėl 5 jūsų kurta, ne? Podcastus visus daryti. Laikus metat. Aš kraustus, man ir taip sunku ir dar filmuoti sugebu. Suprantat? And it goes a little something like